Sveiki visi, draugai, kolegos. Kągi, trumpa apžvalga apie įsigytą elektromobilį. Įsigijom, dabar bijau pameluot, gal pilno mėnesio nėra, bet nusprendžiau padaryti. Nuvažiavom 1060 km su juo. Gal truputėlį daugiau, nes pirmą kartą kažkiek buvo nuvažiuota ir tada nunulinau. Ką galiu papasakoti apie šitą Nissaną? Tai yra beveik 13 metų. Automobiliu tikrai esam labai patenkinti. Visų pirma, nereikia pilti degalų. Visų antra, atkrenta visokie aptarnavimai kaip dirželiai, tepalų keitimai ir panašiai. Tas yra didžiulis pliusas. Turim namuose savo pakrovimo stotelę, savo nemokamą elektrą, saulės elektrinės. Žodžiu, kas matė pirmą video, viskas veikia puikiai, padarėm įžeminimą, nes elektromobilis, kaip žinom, be įžeminimo nesikrauna. Tai, žodžiu, viskas veikia ko puikiausiai. Su originaliu pakrovėju iš 220 voltų elektros, sakykim, pasikrauna, niekada neiškraunam iki galo, tai ką daugiausiai esu įkrovęs, tai apie 12 kWh, ar kaip taisyklingai pasakyti. Pakrovėjas krauna 2,2 kW gale. Būna taip, kad važiuojam, sakykim, ryte iki Raseinių, kai įveždom vaikus į mokyklą ir grįžę iš karto paprasčiausiai pastatom, pajungiam į elektros stotelę ir savo kraunasi. Žodžiu, per dieną galima laisvai pakrauti 2 kartus elektromobilį ir jokių problemų. Viskas yra iš saulutės. Viskas nemokamai ir tai sutaupo tikrai labai daug ant degalų. Kaip minėjau pirmam video, mum mėnesį vien vaikam išeidavo vežioti mokyklą apie 300 eurų, tai tikrai. O kur dar plus važiuodavom patys su reikalais, sakykim, tai dar dasidėdavo, tai galima sakyti, plus minus grubiai 400 mėnesį vien ant degalų. Dabar to daryti nereikia, kraunamės nemokamai. Žodžiu, automobiliukas važiuoja puikiai, jokių gedimų, važiuoja tyliai, smagiai, jokio barškesio nieko. Čia yra kontrolė, sakykim, dabar važiuoju 64, jisai ima tiek kilovatų, atleidus gazą, iš karto, aišku, automobilis stoja, bet vyksta krovimas. Dabar buvau mieste, tai realiai buvo iki miesto likę 10 km, rodė 50 km, kad galiu nuvažiuoti. Tai mieste pravažinėjau, tai netgi nenukrito padalos, o akumuliatoriaus, o netgi pakilo iki 53 km. Dabar, aišku, jau išvažiavęs iš miesto, jau netoli namų, iki namų 22 km, tai va, rodo 39 kilometrus iki pakrovimo stotelės. Bet faktas tas, kad visą laiką daugiau nuvažiuojama yra negu rodo šitos skalės. Aišku, nedaug, plus minus apie 10 km tikrai daugiau galima nuvažiuoti. Plus dar būna jau ten visai, kai mirksi, rodo tuščia, dar apie 10 km galima lėtesnių tokių režimų nuvažiuoti. Įsijungia ten toks kaip, nemoku pasakyti, avarinis režimas. Bent tai pasakojo buvęs savininkas.
Mums dar taip neteko tiek iškrauti, nes va, sakykim, grįšiu, tai bus dar kokie tikrai 35 kilometrai iki krautis ir rytoj reikės važiuoti vėl ir akumuliatorius bus pilnas. Prabėgus 139 tūkstančius, tikrai šaunus automobiliukas, švarus, gražus, prižiūrėtas. Esam tikrai patenkinti. Kaip minėjau, vietos yra labai daug, nes buvo pasirinkimas pirkti ar Nissaną, ar Renault Zoją. Tai iš pradžių lyg norėjom Zojos, atrodo tokia truputėlį gal apvalesnė, gražesnė, bet vien dėl to nepirkom, kad tikrai Nissanas yra žymiai erdvesnė mašina. Kadangi gale 3 vaikai sėdi, tai labai komfortiškai sėdi, net nesusispaudė. Tai va, toks automobiliukas. Įdomus dar variantas, įjungus navigaciją, rodo netgi namuose, kad yra pakrovimo stotelė. Nežinau, kaip iš čia taip veikia. Kažkaip automatiškai sureaguoja, gal kai tiek krauta kartų jau namuose, žodžiu, parodo, kad yra elektros krovimo stotelė, žodžiu. Įdomus labai variantas. Ar verta pirkti elektromobilį? Seniau ir mažai domėjaus ir buvau truputėlį skeptiškas gal irgi prieš juos, o dabar pasakyčiau tik elektromobilis. Turiu dar dizelinę Volvo XC70 4 varomų, tai sakykim, jeigu būtų galimybė finansiškai ir aplamai, tikrai pasikeiščiau dar vieną elektromobilį, kuris nuvažiuotų bent, sakykim, 300 km. Nes vis dėlto reikia važiuoti tolimesnės kelionės, tai važiuojam su Volvo. Su šitą važiuojam, sakykim, iki 100 km atstumų. Kad pirmyn atgal gautųsi 100 km. Nes nei kartą nekroviau dar greituose krovimuose, tik tais namuose. Ir buvęs savininkas irgi kraudavo tik tais namie iš 220 lėtuoju būdu. Netgi yra, nežinau kaip ten tas vadinasi, žodžiu, kišasi ten po vairu į fiškę, prisijungi prie telefono ir gali matyti visą krovimą, kaip sakant, visą būklę akumuliatoriaus ir taip toliau. Tai šitas automobilis yra krautas greituoju krovimu tik 16 kartų. Visi krovimai, ten mačiau apie 4000 krovimų yra padaryta. Tų vadinamų ciklų visi yra iš lėto krovimo stotelės. Kaip žinoma, elektromobilio akumuliatoriai yra 6000 ciklų pakrovimo, iškrovimo, bet čia skaitosi pilnai iškrauta, pilnai pakrauta. O kadangi jinai kraunasi lėto krovimo stoteliai, plus niekada nebūna iškrauta, tai čia aš manau, kad dar tas automobiliukas važiuos tikrai ilgai ir nuobodžiai, kaip sakant. Aišku, tas vadinamas SOH akumuliatoriaus nėra labai mažas, nėra labai didelis, vis dėlto jau mašinai 12 metų. Mes dar turim 70% akumuliatoriaus. Tai dar ganėtinai tikrai gerai. Dar bus galima ilgai nuvažiuoti. Na ką, pabandom mes įjungti navigaciją. Tik dabar aš nepasakysiu tiksliai, kur ta mūsų navigacija. Ne čia.
reikėtų parodyti mum namuose, kad yra krovimo stotelė. Va, atsiranda ženkliukas, kad yra namuose krovimo stotelė. O, vėjas uždarė vartus. Kągi, toks trumpas video, grįžom namo ir tokia apžvalga, tikrai esam patenkinti elektromobiliu ir rekomenduojam visiems. Štai grįžtam ir parodė, kad yra elektros krovimo stotelė. Ir kągi, turim 30 dar kilometrų nuvažiuoti. Super. Ką, grįžom, darom iš karto pakrovimo dangtelį. Čia lėtoji pakrovimo jungtis, čia greitoji. Turim pistoletą. Ir turim krovimą. Šitą reikia pertraukti, nes tas sublūdė. Bet šiaip įdomu pasižiūrėti, dėl to įdėtas. Na štai kraunasi, kaip sakiau, 2 kW 220 W. Viskas, paliekam krautis automobiliuką. O šiandien irgi antrą kartą jau. Ir mes pasikrausim per dieną 2 kartus, nemokamai iš savo elektrinės. Kągi, viskas, visiems ate ir susitiksim kituose video.